Labą dieną. Pirmiausia, ponas Vytenis Vilkaitis gerbiamas minėjo, kad kiekvienas žmogus solidarizuojasi su kiekvienu užpultu, taip sakant, smurto aktų, ar ne? Mes be abejo pritarėm ir manau, čia abejonių nėra. Sausio 16 dieną prie Seimo, kas vyko, manau, visi žino. Vyko iš tam tikros asmenų pusės pilietinė iniciatyva atpažinti tam tikri asmenys nuotraukose. Tos nuotraukos buvo policininkų puslapyje, buvo pasilgta pilietiškai. Ir, kas buvo pasilgta, manau, žinot, šiandien buvo pakomentuota. Kodėl pilietinis aktas, kuris jums nepatinka, jūs sėdit, susikvietę, manau, daug žurnalistų, įvairiausių asmenų ir jį iškeliat kaip išpolį, susidarojimo aktą ir taip toliau. Esmė, tame norėčiau. Aš atsakysiu, kadangi tai mane liečia tiesiogiai. Kodėl jūsų pilietiškumas motyvuojamas tuo, kad jūsų vienintelis argumentas jums nepatinkantys mano tekstai. Ir jūs iš to, kad aš parašiau tame tekste, kad mano manymu policijos atsišaudymas guminėmis kulkomis į žmonės, kurie mėtė akmenis, aš nesakau, kad reikia į Seimą mėtyti akmenis. Bet šaudyti juos guminėmis kulkomis yra visai kitas dalykas. Aš kalbėjau apie policijos reakciją. Galite jūs su to nesutikti, gal jūs, pavyzdžiui, manote, kad juos reikėjo šaudyti net kaip tikromis kulkomis, tai jūsų nuomonė. Bet jūs iš to padarote išvadą, kad vadinasi, aš taip galėjau sugalvoti tik dėl to, kad tai aš buvau tas žmogus, kuris mėtė akmenis ir tokiu labai gudriu būdu gina save. O tai jeigu jūs tik šitaip sugebat sugalvoti ir tik taip sugebat reaguoti mano publikaciją ir mane įskųs policijai, jūs patys mane pirmą kartą matot, ar ne, prisipažinti. Ir jūsų identifikacija yra tokia, kad tas asmuo nuotraukoje, kuris ten yra neva aš, tai jis įvairių delfi komentatorių, pažįstamų ir nepažįstamų požiūrių, kas tai yra, tai varijuoja spėliojimai nuo 15 iki 50 metų, nuo vyro iki moters, ir mes 10 tūkstančių žmonių Lietuvoje gali būti tas asmuo, bet kas. Jeigu pusė veido apsiriškis šaliku, tai žinokit, kad bus panašus. Aš dar vieną norėčiau komentarą dėl riaušių sausio mėnesį prie Seimo. Tai, ta prasme, šita grupė žmonių tose riaušiuose nedalyvavo. Tai aš nesuprantu, kodėl iš viso reikia kalbėti apie tas riaušias. Mes dalyvavome taikiame mitinge. Tai ir apskritai kai kurie žmonės net nedalyvavo. Tai mes smurto nepropaguojame. Bet to naujoji kairė išvakarėse paskelbė pareiškimą. Taip. Dėl riaušių, tai pasiskaitykite. Aš norėjau dar pakomentuoti dėl ankstesnio klausimo apie tos požiūrius. Jūs klausėt to, ką, žinot, to prasme, čia toks vadinamas klausimas paskaitų, jūs patys apsprant. Jūs klausėt to, ką patys žinot, mes neturim įrodymų. Nei mes tyrėm, nei mes tyrėjai, nei mes policija. Tai kam jūs klausėt šitą dalyką? Aišku, kad mes neturime įrodymų, mes negalime turėti įrodymų, bet puolamas žmogus turi ginti, suprantat? Ką jūs siūlote? Iš esmės, jeigu mes priimtume jūsų protokolą siūlom, tai reiškia, viskas turėtų vykti taip. Reiškia, jeigu užpuolikas ant kaktos neužsirašęs, aš esu, reiškia, skustagalvis, tavęs nekenčiu ir užmušiu ir neapsikabinęs ten visais visokiausiais labai aiškiai identifikuojamais ženklais, tai reiškia viskas. Aš tada, reiškia, nebeturiu jokių galimybių skųstis, aš turiu sukandęs dantis tylėti ir visiškai nepareikšti jokių įtarimų. Nes šitaip viskas vyksta. Iš tikrųjų, neapykantos šitų nusikaltimų ir incidentų specifika yra ta, kad vienintelis būdas juos reaguoti ir veiksmingai juos užkardyti, tai yra būtent prevenciniai signalai ir pareiškimas, sakykime, įtarimų, pareiškimas net ir nerimo, pareiškimas nuogąstavimų ir darbas su konkrečiais signalais ir tendencijų išvedimas iš to. Tai taip neįmanoma, kaip jūs įsivaizduojate? Buvo pasilgtas būtent skydų. Paprasčiausiai buvo pasilgtas piliečiai, policijos svetainė patiktų nuotraukos. Ir tas aktas jums nepatinka, aš be pasiprantu, kad man taip pat nepatiktų, bet tai yra iškeliama kaip kažkoks. Aš galėčiau dabar keletą, jeigu galima, kaip norėčiau paklausti jūsų, o jeigu aš norėčiau prisijungti prie jūsų tautinio patriotinio centro ir rašyčiau gražius jums patinkančius eilėraštukus, pavyzdžiui, šlovinančius tėvynę, jūs mane ten atpažintumėte nuotrauką, jums būtų panašu. Tada jūs atpažintumėte čia sėdinės. O taip? Jo, tada jūs būtumėte apšaukta, net nesakysiu. Taip, tikrai. Mano trumpas komentaras. Nėra abejonės, kad yra pilietiška padėti policijai. Nėra abejonės, kad pilietiška po to atsiprašyti. Žinot, mes iš tikrųjų manėm, kad čia tas asmuo, bet dėja ne tas, atsiprašom.
Tai čia teisėsauga Yra, išsiaiškins. ne, čia pilietiškai tam, kuris parašo Ar interviu. mes sulauksim atsiprašymą? Aš jūsų galiu atsiprašyti ir iškart kalbėdamas sakau, šis incidentas gali būti tokia versija, gali būti ir kitos, bet problema yra gilesnė. Prieštara, kuri jau čia yra tarp dviejų jaunų žmonių stovyklų. Prieštara yra dar gilesnė, kai aš girdžiu sveiki patriotai vienai daliai ir nepatriotai kitai. Kai aš girdžiu Lietuva lietuviams, tai aš jau sakau, kad tai ne šūkis. Tai yra signalas, prieš kurį reikia veikti. Tai yra kelias niekos, tai yra kelias į nesantaiką. Tėvynės negalima privatizuoti ir padalinti, susitarti. Lietuva yra žmogaus teisų šalis. Tai tam kontekste reikia ir nustatyti žaidimo taisyklės. Tačiau jeigu yra gąsdinimo, priešpriešos, įtampos ir įvairių kitų dalykų, neatmestinos provokacijos ir smurtas. Ir žmonės patiriantys įtampą ir neapykantą gali turėti versiją ir apie smurtą. Tai nereiškia, kad jie taip ir teigia, kad taip buvo. Jie kelia versiją. Ir ta versija visai visuomeniai yra labai svarbi ir nagrinėtina. Ačiū. Aš norėčiau sugrįžti prie to, dėl ko mes čia visi susirinkom ir turiu tokį klausimą pasvarstymui. Ar jūs nemanot, kad būtent Dominiko užpuolimas galėjo būti kokios nors kitos veikos iš pašalies, tiesiog bandymas sukirčinti jūsų vadinamus neonacius ir jūsų šiuo atveju pozicijos? Gerai, tada aš iš karto sakau. Jūs turite šitas daugybę masinės informacijos priemonių, turite savo puslapį ir taip toliau. Aš čia nekvėpuoju. Gerai, sakysime, matau žmonės, kurie turi šitą. Tai buvo šitas dalykas, kaip jį buvo sureaguota, ar jūs buvote bent kažkur pasakę, kad jūs atsiprašote, kad tai ne jūs padarėte, o dėl to, kad kažkokia kita jėga sumanė sukiršinti, aš nesuprantu, kas mes čia tokie esame naujoji kairė, kiek mūsų yra žmonių, ką mes tokie jau baisus ir pavojingi Lietuvai, kad reikėtų. Dėja, kai jūs einate į jūsų demonstraciją, mes matėme, kiek jūsų yra ir iš tos demonstracijos tikrai jautėsi agresija. Mes čia nediskutuojame, uždrausti 11 kovo eitynės ar neuždrausti. Jūs apskritai gal norit kovo 11 uždrausti? Nes aš matau, pavyzdžiui, ar būtų didžioji motyvacijos yra agresijos Palauk, galima būtų. Reiškia, senas LDDP narys vienas. Auditorija matau... Jis nėra LDDP narys. Buvęs. Jisai niekada nebūtų. Jisai niekada Jūs čia apie mane. Kad aš esu senas LDDP narys. Jūs nebuvot LDDP narys? Aš panekų nebuvau. Bet ar jūs buvot LDDP narys? Komjaunuolių nebuvau. Komunistų nebuvau. LDDP nebuvau, o socialdemokratas esu nuo 1976 metų. Nebuvo socialdemokratų dar tada, buvo komunistų partija. Tai matomai pats labai menkai diskusijos yra. Jeigu nežinai istorijos, ateik, pavaduosim knygelę.